Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos pareigūnai tirdami korupcinius nusikaltimus sulaikė nacionalinės žemės tarnybos Kretingos skyriaus darbuotoją. Įtariama, kad vyresnioji specialistė klastodama dokumentus padėjo vienam asmeniui įgyti didelės vertės valstybei priklausantį 75 hektarų žemės sklypą ir 76 hektarų miško sklypą. Vėliau sklypai buvo išskaidyti į atskirus mažesnius žemės plotus ir dalis jų iš karto parduoti. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai sulaikė tiek nacionalinės žemės tarnybos specialistę, tiek ir vyriškį, kuris neteisėtai įgijo valstybinius sklypus. Aš tai žiūriu labai teigiamai, kad valomės po truputį ir visi negeri dalykai, kurie buvo įvykę kažkada, kad kyla į viršų. Kad ten kažkas ne taip, tai mes jau tai žinojom ir apie tai informavome visi. O šiandien ryte pasirašiau užsakymą, kad tą darbuotoją nušalinam nuo darbo, kol vyksta visi šitie tyrimai. Kuriuose skyriuose dar tų problemų matot? Iš tikrųjų, tai tikrai mačiau nemažai problemų Palangoj, Šilutėj ir va šiandien Utenoj. Tai jeigu netyčia šiuos skyrius STT užkluptų, jūsų jau turbūt nenustebintų? Žinokit, tikrai nenustebintų. Nacionalinės žemės tarnybos vadovė sveikina teisėsaugos veiksmus ir sako nenustebsianti, jeigu jie apsilankys ir kituose tarnybai pavaldžiuose skyriuose visoje Lietuvoje.